10 laiškas. Pakalbėkime apie laisvę. Laisvė žmogų nutinka tą akimirką, kai jis priima sprendimą. Kiekvienas sprendimas jums padovanoja pasirinkimo laisvę. Laisvė būti taip, kaip jūs renkatės šiandien būti. Jeigu renkatės elgtis prieš savo valią, tai taip pat yra jūsų laisvė. Jeigu darote tai, kas jums nemiela, gyvenate su žmonėmis, kurie jums nepatinka, valgote tai, kas jums kenkia, tai yra jūsų laisvė būti. Kartais jums atrodo, kad neturite pasirinkimo laisvės. Įsivaizduojate esantys situacijos įkaitais ar likimo nuskriausti. Tuomet jums reikia atsibusti, nes tai netiesa. Niekas jums neliepė aukoti savo gyvenimo ar elgtis prieš savo valią. Todėl jūsų laisvė turi žengti koja kojon su atsakomybė ir savistaba. Būkite sąmoningi, naudodami savo laisvę. Jūs jos turite tiek daug. Kiekviename žingsnyje esate laisvi, tik pamatykite tai. Pastebėkite, kaip lengvai kartais atiduodate savo laisvę kitiems į rankas, ko pasekoje jaučiatės blogai. Bet supraskite, kad patys tai padarote, nes jums dažnai atrodo lengviau ir paprasčiau, kai kiti už jūs nusprendžia. Ir tai yra jūsų laisvė. Tik įsisąmoninkite ją. Nereikia išsigąsti, kai pagalvojate, ką jums reikės daryti su visa šia nauja savo suvokta laisvė. Tai yra dovana jums. Tad priimkite ją su džiaugsmu ir smalsumu kaip mažas vaikas. Įsivaizduokite, kokio lygio yra jūsų laisvė. Visų pirma, jūsų siela laisva valia nusprendė įsikūnyti į žemę. Tuomet jūs pasirinkote savo tinkamiausius tėvus reikalingai patirčiai įgyti. Pasirinkote vietą ir laiką savo įsikūnijimui. Ir dabar renkatės, kaip eisite šiuo evoliucijos keliu. Jūsų laisvė neturi apribojimų, ji nieko nebijo, ji yra kaip šviesa, tiesiog yra ir niekur nuo jos nedingsi. Paėmę savo laisvę už rankos, galite skristi, o pakilę pasižiūrėkite į savo gyvenimą iš viršaus. Kokį paveikslą matote? Jūsų gyvenimas yra jūsų pasirinkimų ir sprendimų mozaika. Kokios spalvos joje dominuoja? Ar jūs patenkinti tuo, ką matote? Jeigu ne, pasinaudokite tą laisvę, kurią turite savyje. Jinai tarnauja jums, tik leiskite savo laisvai skleistis ir žydėti. Jūsų laisvė laukia jūsų kiekvieną rytą atsibudus, kadagi jūs ją pastebėsite ir ją pasinaudosite.